Trys priežastys, kodėl manau jisai bus geras Europoje, tai pirmiausia jo universalumas. Jonesas renka įspūdingas statistinės eilutės, ne kartą buvo arti trigubo dublio, nors dažniausiai aikštelėje būna žemiausias žaidėjas, 1,83 cm gynėjas sugeba rinkti atkovotus kamuolius ir ne kartą yra viršijęs netgi 10 atkovotų kamuolių ribą, bet to jis nėra visiška našta gynyboje, yra gana fiziškas, gali perimti kamuolių. Antra priežastis yra puikus taškų rinkėjas, ko gero pati jo stiprybė, elitinis įgūdis yra angliškai scoring. Jisai turi greitą pirmą žingsnį, puikų vidutinį metimą. Dėl šios priežasties gynėjai yra priversti būti arti prie Joneso ir tuo metu atsiveria gilios erdvės baudos aikštelėje, kas leidžia jam veržtis. Taip pat turi neblogą metimą iš tritaškio zonos. Jis gal ir nėra elitinis, bet būdamas laisvas Jonesas tikrai gali pelnyti taškus, įmesti tą tritaškį ir ko gero nemažiau svarbus trečiasis įgūdis yra aikštelės matymas. Kadangi Jonesas yra pavojingas puolime, gynybos yra priverstas rizikuoti nuo kitų žaidėjų siekiant stabdyti Jonesą, tačiau mažasis Pietų Sudano žaidėjas puikiai skaito situacijas, nusimeta kamuolius ir daugelis žino, jog naujasis Partizano pirkinys per rungtynes tiek olimpinėse, tiek praeitų metų pasaulio čempionate nemažai išdalina rezultatyvių perdavimų. Tikrai nekartą buvo arti dviženklio skaičiaus, vidurkis bent jau šiemet olimpinėse siekė beveik 8 rezultatyvius perdavimus per rungtynes, trečias pasirodymas visoje olimpiadoje. Tad aš matau Karliką kaip pagrindinį Partizano vedlį, jis tikrai turės komandos vadeles, kamuolys dažnai sukiosis ir bus perimamas iš jo rankų, tai manau, kad čia tikrai labai intriguojantis pirkinys ir turintis potencialo netgi tapti ko gero MVP, gal ne iš karto, ne pirmais metais, bet tikrai turėtų būti labai geras žaidėjas.